Baleto avalynė – pradedančiųjų klaidos. Ar žinai, kaip teisingai pasirinkti ir vadinti baleto batelius? Klasikinėme šokyje yra du tipai – baleto tapkutės ir puantai. O čia yra pats didžiausias baleto priešas – češkės. Jos ne tik, kad nepadeda vaikui tobulėti, bet dar ir šleivina ir gadina pėdą. Svarbiausia taisyklė – pėdkelnių ir baleto tapkučio ar puantų spalva turi visada sutapti. Mergaitėms dažniausiai renkamės baletinę parsikinę spalvą. Mažytės mergytės kartais naudoja ir baltą. Berniukai renkasi ir šias spalvas, ir juodą. Puantai baleto pamokoje atsiranda tik 10-11 metų amžiuje ir tik po 3-4 metų intensyvaus darbo. Pagrindinė taisyklė – vientisa koja. Todėl jokių bantelių tiek puantuose, tiek tapkutėse negali būti, juos slepiame. Teisingi baleto bateliai lygu graži linija, saugi technika.